Labas rytas. Labas rytas, labas visiems, kas jungiatės. Labą rytą. Labai malonu jūs visus čia matyti. Labas rytas, labas rytas. Labą rytą. Labas visiems, labai smagu jūs čia visus matyti. Labai džiaugiuosi, šiandien skaitysime žinutes zodiako ženklams likusiam birželiui. Tai kadangi esame dvynių sezone, tai pradėsime nuo dvynių ir eisime visą ratą aplinkui. Kas turėsite galimybę, pažymėkit laikus zodiako ženklų, jeigu atkreipsit dėmesį, taip padėsit kitiems surasti. Labą rytą, labai smagu jūs matyti, labai faina, kad matau tos pačius vardus. Facebook'e retai būnu, bet nepalieku jūsų vis tiek. Ok. Tie, kas domitės asmeniniais skaitimais arba asmeninių pokalbių, tai susisiekite mailu mėnulio@gmail.com. Jeigu norit daugiau informacijos, užsukite į svetainę www.mėnuliotaro.lt. Tenais matysit informaciją apie asmeninius pokalbius, apie taro kursus, jeigu domina. Tai va, visą informaciją galim pradėti. Labas rytas, labas rytas. Tai pradėkime nuo dvynių. Kas yra... Kokia žinutė yra dvyniams birželio mėnesiui? Kokia žinutė yra dvyniams birželio mėnesiui? Kas yra aktualu dvyniams birželio mėnesiui? Yra kažkoks naratyvas, kažkokia istorija, kuri buvo sukurta be jokio pagrindo, be jokių, kaip čia pasakyti, faktų, be jokių įrodymų. Šita istorija užsidarinėja, tas, kas bandys tempti tą naratyvą. Tai gali būti apkalbos, galbūt dvynius kažkas apkalba, galbūt dvyniai kažką apkalba, kad ir kas bebūtų, tai, kas yra be pagrindo, tai, kas yra falsifikuota, mažiausiai užsidarys, jeigu ne priešingai išlys tiesa su trenksmu. Ką pasakyti dvyniams apie tai? Jūs turit išlaisvinti save iš kažkokio saito. Šiaip tas saitas, iš to, ką matau, daryčiau išvadą, kad tai yra susijęs su jausmais. Bet nebūtinai. Tai gali būti susijęs su jausmais, bet kažkodėl jūs prioritizuojat pinigus. Galbūt yra įtarimas, kad žmogus orientuojasi į jūsų materialius dalykus, arba galbūt turit nuostatą, kad jeigu ateina į mano gyvenimą, tai dažniausiai naudojasi ten, nežinau, jūsų kontaktais, jūsų pinigais, jūsų darbais ar dar kažkuo.
Ar dvyniai turi išeiti iš santykio? Norit ar nenorit, kažkas bus išleistas iš jūsų erdvės. Ir sakau išleistas, tarsi laikytumėt narvelėje kažkokį gyvūną ir kažkas tiesiog ateis ir išleis tą energiją iš jūsų erdvės. Aš sakau iš jūsų, nes aš matau tai kaip jūsų, bet tai gali būti žinutė apie jūs, ar ne, galbūt jūs girdit žinutę kitai pusiai ir tai jums duoda įžvalgų. Atrodo, kad kažkas nori energiją, kuriai lemta būti laisvai, įkalinti arba priversti paklusti, arba priversti tikėti kažkuo, kas nepriklauso tai energijai, tam žmogui, tai situacijai. Koks patarimas ir rekomendacija? Ar reikia dar kažką apie tai pasakyti dvyniams? Jo. Gali būti, kad yra žmogus situacijų, kuris supranta arba pradeda suprasti, jog priėmė labai neteisingus sprendimus. Aš negaliu atsakyti, ar tas suvokimas apie neteisingumą yra tai, kad šitas žmogus nuteisė žmogų neteisingai ir jisai tai supranta ir jam dėl to labai liūdna. Ar tai yra labiau suvokimas, kad blogai padariau, priėmiau neteisingus sprendimus, galėjau padaryti geriau, kad tam iš tikrųjų nepasisektų. Nežinau, iš kurios pusės tai yra. Bet atrodo, kad birželis yra lemiamas mėnuo ir išlenda kažkokios tiesos arba ateina kažkokie susivokimai. Kažkas turi pasakyti tiesą apie situaciją. Tiesa čia yra esminis komponentas šitoj istorijoje dvyniams. Ta tiesa apie ką? Jo, tiesa apie neteisybę. Apie neteisingai falsifikuotą istoriją, falsifikuotais pagrindais sukonstruotą istoriją, sukonstruotas situacijas, aplinkybės. Tai savaime arba išlenda lauk, arba kažkas kalbės savo tiesą. Jeigu tai esat jūs, jums yra rekomendacija kalbėti savo tiesą. Kalbėti tiesą galbūt apie situaciją, apie žmonės, apie žmogų. Tai yra svarbu. Jeigu jūs esate tos tamsios energijos pusiai, tai yra vienintelis jūsų bilietas į ramybę, į taiką. Jeigu ne jūs esat toje pusėje, tai žinokit, kad bet kokiu atveju tai išeis, kad ir kas tai būtų. Gali būti, kad yra žmogus, kuris priedangoje stebi kažkokią situaciją. Tiria situaciją, stebi situaciją. Jo, šitas žmogus yra labai labai svarbus tai situacijai. Tai yra žmogus, kuris atskleis kažkokią tiesą arba pasakys aplinkybės, kurios nesusidėlioja bendrai situacijų arba nesueina istorijų galai. Ir kažkas ateis iš tarsi trečia šalis, kuri yra nepriklausoma ir
ir pasakys, aha, bet šito elemento nei vienas iš jūsų nematėt ir tai įneša kažkokį kertinį posūkį situacijai. Kad ir kas bebūtų, aš matau, kad ta energija, kuri turėjo intenciją pasinaudoti kažkuo, nežinau, pakišti kažką arba tiesiog pakenkti kažkuria prasme, toks tarsi poetinis teisingumas ateina. Atrodo, kad daugumai dvynių tai bus birželio mėnuo, kertinis, bet tai gali nueiti iki liūto sezono. Tai reiškia, kad vasara yra svarbi. Labas rytas visiems, labai malonu jūs visus matyti. Labai smagu, nematysiu jūsų visų komentarų dabar. Labas rytas. Labai malonu, kad esate čia, kad prisijungėte, kad komentuojat, kad dalinatės. Dabar dvynius skaitau. Okay. Eikime prie Vėžio. Kviečiu prisijungti prie YouTube kanalo, tie, kas nesat prisijungę. Šį vakarą darysiu transliaciją YouTube kanale ir skaitysiu prognozes. Tai bus kažkas panašaus, bet ir šiek tiek kitaip. Tai kviečiu prisijungti prie YouTube ir pasekti ir palaikyti. Bet koks jūsų dėmesys arba prisidėjimas prie Facebook puslapio arba prie YouTube kanalo yra didelė jūsų pagalba ir palaikymas. Beje, YouTube kanale yra Mėnulio upės gentis, tai yra YouTube narystė. Kiekvieno mėnesio pradžioje iš viso narystės, iš viso gentainių sąrašo aš ištraukiu vieną laimėtoją, kuris gauna nemokamą konsultaciją. Tai jeigu jūs esat Mėnulio upės genties narys ir jūsų vardas yra Rūta, nueikite į YouTube kanalą ir pasižiūrėkit postų sekciją. Aš papostinau laimėtoją vardą pavardę. Susisiekit, nes kol kas nesusisiekit. Jeigu per šią savaitę nesulauksiu, tada trauksiu kitą. Tai jeigu jūs Rūta esat, tai pasitikrinkit, galbūt jūs gal nematėt posto. Gerai, judam toliau. Vėžys. Kokia žinutė Vėžiui birželio mėnesiui? Kas tai yra? Jeigu jūs esat Vėžys ir jūs turit kažkokį saitą su dvyniais ir jūs esat moteriška energija, aš matau, kad jums yra duodamas startas į naują sezoną, į naują etapą. Kažkas baigėsi, kažkas tarsi buvo, nežinau kaip pasakyti, buvo arba yra patraukta iš jūsų erdvės. Ir tai yra susijęs su kažkokia vyriška energija, su kažkokiu įsipareigojimu vyriškai energijai.
Tai yra panašu, man tai panašu su dvyniais, tai ką skaičiau, bet nebūtinai tai reiškia, kad tai turi būti dvyniai. Jūs turit uždaryti, jūs turit uždaryti kažkokį ciklą. Kas yra šita, tai yra vyriška energija. Kas yra šita vyriška energija? Melagis. Jo. Kas yra šitas žmogus dvynė? Vėžiui. Ar čia žinote taurių karalieniai? Ne, ar čia žinote monetų karaliai? Taip, okei. Gerai, tai truputį apsiverčia. Nes skaičiau žinutę iš antro galo. Sakinį skaičiau atbulom. Vėžiai, kažkas ateina jūsų link. Jeigu jūs esat vėžys, vyriška energija, labai daug yra, labai daug vandens ir žemės. Tai gali būti, kad jūs esat vėžys, kuris savo čarte turi jautį ir skorpioną labai ryškiai. Vandenis dar krenta. O kur vėžys deda tašką, nes aš matau mirtis, toks absoliutus pabaiga, viskas, galiojimo laikas baigėsi. Kas baigėsi vėžiui? Tas, kas buvo toksiška, tas, kas buvo, tai gali būti baimės kažkokios, kurios valdė žmogų ir neleido visiškai pažinti pilno savo potencialo. Bet atrodo, kad tai yra kažkas kita energija, išorinė energija, kuri atnešė tą toksiškumą. Kas yra ta trečia energija? Vienoj vietoj krenta velnias ir angelas. Gali būti, kad tai yra ožiaragis arba šaulys, kur vėžys deda tašką. Jūs nebedvėjojat. Gali būti, kad jūs mėtėtės tarp dviejų žmonių ir vienas yra angelas, kitas yra velnias. Nes taip ir krenta, žinokit, to aš jums parodysiu. Trys žmonės, vienas iš jų esat jūs, kitas yra velnias, trečias yra angelas. Ir kas baigėsi, klausiau, 2 monetos. Jūs nebedvėjojat. Jūs žinot, ką jūs renkatės. Ir atrodo, kad jūs renkatės taurių karalienę. Tai gali būti vandens ženklas arba vandenis, nebūtinai. Ką renkasi vėžys? Matau, kad jeigu yra kontraktas, jūs renkatės jį paleisti, jūs renkatės eiti kitu keliu. Kas įdomiausia, kad šitoj situacijoje jūsų turėtas įsipareigojimas arba
jūsų kontraktas krenta kaip šešėlis, krenta kaip trečia šalis, kas yra keista, nes dažniausiai, jeigu tai yra, tarkim, santykis ilgalaikė partnerystė, santuoka, dažnai tai krenta kaip popiežius, kaip normatyvas, kurio reikia laikytis, nes yra duotas žodis, yra duotas pašventinimas, visa ritualistika, viskas atlikta ar ne, kad sudėti tą kontraktą taip, kaip jis turi būti. Bet šiuo atveju tai nekrenta taip. Tiksliau, tas įsipareigojimas krenta kaip santuoka tokio lygio. Yra prisiminimai, yra sentimentai, yra įsipareigojimas, bet jūsų širdis šitame kontrakte lieka sudaužyta. Jeigu jūs liekat šitame kontrakte, jūsų širdis lieka sudaužyta. Ir tai automatiškai apkartina viską, tai automatiškai keičia kontrakto esmę. Aš nežinau, ar teisingai aš dabar čia, ar eina supras, ką noriu pasakyti. Nes šitas kontraktas krenta kaip dūžtanti jūsų širdis. Ir aš nemanau, kad tai yra dėl to žmogaus, su kuriuo jūs esat kontrakte. Aš manau, kad tai yra dėl to žmogaus, kurį jūs turit paleisti arba palikti. Kad viskas būtų paprasta. Jūs užbaigėt dvejonės. Kai kurie iš jūsų liekat tame kontrakte. Esate įsitikinę, kad gebėsit susitvarkyti, gebėsit išgydyti savo sudaužytą širdį. Aš matau slapukavimą vis tiek. Tai nežinau, jeigu mes kalbam apie pagarbą, ar ne, aš renkuosi gerbti savo įsipareigojimą ir aš renkuosi jame likti. Bet aš vis tiek slapta tarsi bandau prižiūrėti, o kaip ten tas žmogus, o kaip tenais, ar ne. Nežinau, ar tai galima vadinti pagarba įsipareigojimui. Tai nėra pagarba, tai yra butaforija, tai yra fasadas, performances. Tu gerbi tik tais tai, kad tu palieki tą parašą ir lieki tame namų ūkyje. Bet visa kita tavyje rėkia, kad aš noriu būti ne čia. Tai kai kurios iš jūsų aš matau, kad jūs traukėtės nuo kontrakto. Ir renkatės eiti savo širdies keliu. Jeigu yra tas kitas žmogus, ne visi išeinat iš kontrakto turėdami kitą, nežinau, variantą, kitą kelią, kitą žmogų arba, tarkim, darbovietėje ar ne, išeinat ir turit jau kitą kontraktą. Ne visi tai darot turėdami tą kitą variantą. Kai kurie iš jūsų renkatės tiesiog save, renkatės renkatės savo laisvę, savo emocinę laisvę. Patarimas. Prisiimti atsakomybę ir uždaryti ciklą. Jo. Nes atrodo, jeigu jūs neuždarysit, uždarys kažkas kitas. Ir tada jūs nebeturėsit varianto pasirinkti. Gerai, judam toliau. Liūtas. Kas yra svarbu, aktualu liūtui birželio mėnesiui? Imkim kitą kaladę. Kas yra svarbu, aktualu liūtui?
Kas yra svarbu aktualu liūtui birželio mėnesį? Kokia žinutė liūtui? Kažkas nelabai faino. Kas tai yra liūtui? Tai gali būti sveikatos problemos, tai gali būti kažkoks nuostolis, netikėtumas, nelabai malonus netikėtumas. Kas tai yra liūtui? Jūs traukėtės nuo kažko, nuo ko traukėsi liūtas? Nuo situacijos, kuri iš jūsų daugiau reikalavo, negu jums suteikė. Gali būti, kad žmonės jūsų neįvertino, žmogus neįvertino, kažkas nerimtai jūs žiūri ir jūs nusprendėt, kad ne, tai ne mano vieta. Į kur liūtas traukiasi? Arba jūs trauksitės. Jo, jūs neketinat eiti į kompromisą šitoje vietoje. Gerai. Aiškiau, konkrečiau, kas tai yra tie 3 kalavijai? Ei, žiūrėkit, atsargiai. Liūtai, atsargiai, okay? Nes aš truputį matau, nu ir gerai, nu ir man pašvilpt ir važiūrėk, kaip aš išeinu, matai kaip aš išeinu. Ir gali būti, kad kai jau išeisit, tada ateis toksai, palauk, kodėl manęs niekas neieško, kodėl manęs neteina niekas pakviesti, o ką man dabar daryti, o kas... Nes yra kažkas, kur per daug asmeniškai, kažkas buvo priimta per daug asmeniškai, per daug personalizuota situacija, aplinkybės. Ir čia kaip būtų, nu nežinau, ar čia jau toks labai konkretus tas pavyzdys, bet įsivaizduokim, vyras turi moterį ir tuo metu jis sutinka kitą moterį, kuri traukia jo akį, ar ne? Ir jisai ją kalbina, nu kaip kalbina ribose, nėra ten kažko labai, bet ir kalbina, ir nori dėmesio, ir pats rodo dėmesį, ir jinai pasižiūri, nu, okei, nu, pabendravom, bet aš čia nelabai įsipareigojus kažkuom tau, tu čia turi savo ūkį, ir jinai juda toliau, ir maždaug, tai tu čia man neduodi dėmesio, tai dabar žiūrėk, kaip aš išeinu, tu pasižiūrėk, va. Yra kažkoks faktorius, kur, nu, toks tarsi, nu, nelabai tu čia gali kažko reikalauti, nelabai tu čia gali tas akis padraskyti šitoje vietoje. Nes aš matau jūs atsirandant tokioj pozicijoje, kur po to turėsit laikyti iškėlę nosį į viršų ir truputį vaidinti, kad yra viskas gerai, nors iš tiesų ne. Ir tai tik tais tarsi, nu, pagilins tą tokį, ir vėl man blogai, ir vėl man nesiseka. Neperpūskit. Jo, aš pasakiau tiesą. Į ką liūtas turi atkreipti dėmesį šitoje situacijoje? Į tai, kad blokuojat kažkokio ciklo uždarimą. Yra kažkas, ką jūs blokuojat įgyvendinti, įvykdyti. Arba kažko nenorit paleisti mintimis. Kažkur esat labai įsitikinę kažkuo. Galbūt labai įsitikinę savo šventumu. Galbūt labai įsitikinę, čia kaip būtų,
Atsiprašau, jeigu girdit, mano skalbekė labai garsiai dirba. Kai būtų, moteris turi daryti tai, vyras turi daryti tai. Ir gerai, jeigu tau tai padeda toks įsitikinimas, jeigu tu gyvenime eini tuo tikėdamas ir tu matai pozityvius rezultatus iš šito savo įsitikinimo. Bet šita situacija rodo, kad nelabai. Nebūtinai tai yra santykiai, tai gali būti darbovietė, tai gali būti socialinis ratas, giminystė ar ne. Jūs nenorit kažko uždaryti. Tai truputį rišasi su vėžio skaitimu, ką tik skaičiau. Tarsi nenorit įsėsti į tą imperatoriaus kėdę, į tą tikro imperatoriaus kėdę. Norit vis dar likti, nežinau, princo vietoj. Ir ten maždaug tai medžioti išjojau, tai tenais pasitreniruot nuėjau, tai su viena ten mergelė pastryliau, su kita ir maždaug aprimk tavo amžius, tu jau subrendai, sėsk į kėdę ir valdyk. Bet čia, kiti man padarys kažkas panašaus. Jo, tarsi nenoras prisiimti tokią pilną atsakomybę už savo sprendimus arba už savo gyvenimą. Gali būti, kad kažkas jūs blokuoja nuo to ciklo uždarimo, kažkas tarsi įgalina jūsų tuos įsitikinimus arba tokį veikimo principą. Patarimas, rekomendacija liūtui. Kalbėtis. Labai panašus su vėžiu, galbūt jūs esat gimę ant vėžio ir liūto sankirtos. Tai pasižiūrėkit vėžį po to, kas nežiūrėjot liūtai. Ir labai daug karminės energijos šituose skaitimuose. Vėlgi aš, kaip ir YouTube transliacijai minėjau, vesiu greičiausiai prie to paties Saturno, kuris Liepos vidury truputį pakratys visus. Yra tas toksai, labai daugelis zodiako ženklų krenta kryžkelė, kurioje stovi tavo pašaukimas, tavo kelias, vienoje pusėje stovi pašaukimas, tavo kelias, tavo žmogus, tikroji meilė, nežinau, tavo nuostabi ateitis, tavo vizija. Kitoj pusėje stovi, bet tai galbūt, tai, ką čia dabar išvardinau, neatrodo taip, kaip yra tiesiogiai. Tai gali būti supakuota į labai paprastą popierių. Kitoj pusėje stovi velnias, kuris labai akivaizdžiai sako, čia tu turėsi viską, ko tu kada nors norėjai. Pasižiūrėk, koks blizgantis popierius. Pažiūrėk, koks kaspinas ant dovanos uždėtas. Ir žmonės stovi toj kryžkelį ir ką rinktis. Tas velnias kužda į ausį ir kelia įtarimą. Bet taip gražiai atrodo. Taip faina, ar ne? Tai čia, matau tai čia. Šito. Patarimas yra rinkti stabilumą. Ir stabilumas nėra, kaip čia dabar pasakyti, įsivaizduokim taip, jūs ieškote partnerės arba partnerio, jūs norit, ne tai, kad ieškot, bet pavyzdžiui, jūs norėtume turėti ilgalaikį santykį, kur jūs jaustumėtės saugus, kur jūs jaustumėtės mylimi,
kur būtų pasitikėjimas vienas kitu, ar ne, jūs norėtumėt sukurti tokius santykius ir kad tie santykiai vystytųsi per ilgalaikę perspektyvą, ar ne. Tai patarimas yra ir žiūrėti moterį, kuriai patinka būti namie, kuriai patinka gaminti, kuri labai myli vaikus, myli gyvūnus, kuri gyvena, dirba kažkokį darbą, kuris jai suteikia ramybę, kuri atradusi savo pašaukimą, ar ne, kuri orientuojasi į taiką, tylą, harmoniją, pusiausvyrą, ar ne. Aš dabar labai taip primityviai kalbu, atleiskite, jeigu tai skamba seksistiškai, bet aš noriu pasakyti principą, nes aš tai matau. Nuo skeptrų karalienės eiti monetų karalienės link. Eiti įsižeminusio žmogaus link, o ne to, kuris ten labai Instagrame kietai čiotkai atrodys ir ten visur ten eina, viskas ten faina, jėga tenai, ten civekas tenais, karjeros siekia nenormaliai, viskas yra su tuo gerai. Tai nereiškia, kad ta moteris yra bloga, tiesiog jos gyvenimo stilius vargiai ar dėrės su tuo, ko jūs norit. Ir tas toksai varžymasis tarp tradicinės žmonos arba tradicinių pažiūrų moters ar ne, tarp galbūt labiau šiuolaikinės moters, labiau karjeros siekiančios moters ar ne, mes labai norim įrodyti, kad vienas iš tų variantų yra kažkuris aukso grynuolis ir tai yra tai. Nuo žmogaus priklauso. Vienos moters tu niekaip nepasodinsi namuose. Ji nenori, jai neįdomu, ji dūsta, ji nori lėkti, ji turi pilną idėjų, ambicijų ir taip toliau. Ji nenori vieno partnerio, jai reikia daug ir jinai nori karjeros siekti ten, eiti aukštumon ir taip toliau. Liuks. Ir ji kažkam bus tikrai aukso grynuolis. Kita moteris jausis siaubingai, jeigu ją stumsi eiti karjeros keliu. Jeigu sakysiu, tu turi eiti dirbti, tu turi eiti tenais. Tu per daug sėdi namie, tu čia įkritus į tos vaikus, tu gali išlysti iš namų, tai tiesiog galbūt ne tavo žmogus, negadink to žmogaus. Negadink jo. Paleisk, tegul eina, suras tą, kuris sakys, kaip faina. Grįžti namo iš po darbo ir žmogus yra namie. Ir vaikais pasirūpina, išvežioja, parvežioja ir žiūrėk, maistu pasirūpinta ir visa kita nešiot ant rankų tokia. Ta prasme, čia klausimas yra, ko tau reikia, ko tu nori. Nes galbūt yra labai faina pažiūrėti į tą, kuri siekia karjeros ir ten sugeba ir apsirengti, išsičiustyti ir samdytis darbuotojus, kurie sutvarkytų namus ir ten laksto po pasaulį ir karjerą ir visa kita, tai yra faina ir jaudina tai stebėti, bet kai ateini į realybę, tai yra šiek tiek kitaip, ne? Jo, tai patarimas yra susivokti, ko jūs norit. Tai yra esmė. Nes nuo to, ko jūs norit, ir priklausys, kuris variantas, kokia opcija yra jums optimaliausia šitoj vietoj. Ar ne? Tai tokia pagrindinė liūto žinutė. Gerai, kava. Mergelė. Mergelė. Gerai, mergelė. Kas yra svarbu aktualu mergeliai birželio mėnesiui? Kas yra svarbu mergeliai birželio mėnesiui? O, vaikyti.
Jeigu jūs esat vyras, mergelė, jūs atrandat save labai rimtai. Arba jūs renkatės kelią, kuris yra jūsų kelias. Nuo ko mergelė traukiasi? Gali būti, kad jūs traukėtės imperatoriaus link. Šiaip mergelė krenta kaip imperatorius. Nuo ko mergelė traukiasi? Jūs nuo kažko traukėtės. Kas tai yra? Gali būti, kad jūs susitikinėjot su kažkuo. Jautis avinas ryškiai krenta. Tuoj mes pažiūrėsim giliau, bet pirmas vaizdas atrodo, kad ateina susivokimas, kad man neįdomu. Jeigu jūs esat vyras, mergelė, tai šitą žinutę jūs tarsi paneigėt tą stereotipą, kad, tarkim, jeigu vyras nėra su žmona, nėra santuokai, tai jisai būna su daug kuo ir bele kuo. Visada. Juk vyrai vieni nebūna. Ir galbūt tai buvo sezonas toks, bet atrodo, kad jūs maždaug... Ne. Man neįdomu. Gali būti, kad jūs traukitės nuo situacijos, kurioje buvo sudaužyta jūsų širdis. Kur jūs labai nuoširdžiai stengiatės mylėjot kažką, arba labai nuoširdžiai investavot, labai nuoširdžiai įdėjot pastangų, galbūt labai nuoširdžiai dirbot. Ir situacija nebuvo lengva. Arba pasibaigė skaudžiai. Kas tas skeptrų tūzas? Jūs keliaujat skeptrų tūzo ir imperatoriaus link. Opa. Ar čia mergelė pasielgia taip? Ne. Kas atnešė 3 kalavijus? Gali būti vėžys, jautis dvyniai. Gali būti, kad, gali būti, kad kai kuriems aš matau žmogų, kuris nepilnai investavo į situaciją. Ir kažkas toj situacijai pasakė gana. Aš nebūsiu čia. Aš ne to čia atėjau, ne tai daryti atėjau, ne tokioj situacijai dalyvauti arba būti. Ne. Ir tai sudaužė širdį, nes aš nesitikėjau, aš maniau, kad čia gal tau užtenka. Ir atrodo, kad kažkas juda skyrybų link. Nebūtinai tai santuokos skyrybos, aš labiau matau tai kaip romano skyrybas, nutrūkstantį romaną arba nutrūkstantį santykį. Ir kažkas manifestuoja savo nepriklausomybę.
Tai atrodo, kad tai yra vyras, kuris buvo save sumažinęs, buvo ryšyje, santykyje, saituose, darbuose, veiklose, kuriuose neatskleidė savęs iki galo, buvo save sumažinęs, savo potencialo neatskleidė. Ir kažkas toj situacijai jį truputį sukratė, kažkas pasakė, darai nesąmonės, aš išeinu. Ir maždaug toks pala, kas čia vyksta. Jo, ir yra manifestuojama nepriklausomybė. Ir šita manifestacija šitą žmogų atves į daug aukštesnį sąmoningumą, daug aukštesnę poziciją, negu buvo tikėtasi. Daug aukštesnį susivokimą arba atsakomybės lygį. Tai yra teisingas žingsnis. Kažkas atnešė į jūsų gyvenimą kažkokius susivokimus, kurie galbūt nelabai buvo malonus, bet tai buvo reikalinga. Patarimas mergeliai. Matau, kad galbūt vis dar yra kažkas jūsų erdvėje, kas skriaudžia jūs, arba nuskriaudė, arba įskaudino. Tie žmonės turėtų sulaukti bloko. Ne, neįsileidžiu. Įneškite konkretumo, objektyvumo, diplomatijos. Nes atrodo, kad kai kurie iš jūsų gal per asmeniškai kažką priimat. Ir labai įsijungia tokie visokie vidiniai dalykai, kur, o kodėl aš turėčiau, o kodėl čia, pala. Sėsk į savo kėdę, prisimink, kas esi ir truputį įjung tokį aukštesnį pilotažą. Ta pusė, kuri nori trigerintis ir kažkaip įsijungti kažkokiais senais veikimo principais, ji turėtų būti pristabdyta. tą žvėruką turėtumėt pridaryti kažkur palėpiai kol kas ir leisti įsijungti kažkokiam tokiam aukštesniam pilotažui situacijų. Okay. Taip. Pasižiūrėkime toliau. Oi. Matau, kad čia bėga tas sąrašas. Jo, jeigu jūs esat Rūta, nueikite į YouTube puslapį ir jūs esat genties narė YouTube'ai, nueikite į YouTube puslapį ir pasižiūrėkit postų sekciją. Yra paskeltas laimėtojas nemokamai konsultacijai, kurio vardas yra Rūta. Eikit pasižiūrėti, ar ten jūsų pavardė. Okay? Nes jeigu per šią savaitę nesikreipsit, tai tada pirmadienį paskelbsiu kitą laimėtoją. Ok. Svarstyklės. Kas yra aktualu, svarbu
svarstyklėms birželio mėnesiui. Kokia žinutė svarstyklėms? Kas yra aktualu svarstyklėms birželio mėnesiui? Berniukas. Gerai. Kas tas berniukas svarstyklėms? Tai gali būti artimam socialiniam rate esantis žmogus. Kas yra šitas žmogus, kuris aktualus svarstyklėms? Kas jis? Gali būti žmogus be poros, neturintis poros. Kodėl jis aktualus svarstyklėms? Gali būti tai jūsų, ar čia svarstyklio energija yra? Vandenis, vėžys, mergelė. Šitas žmogus svarstyklės stebi. Skauda širdį dėl kažko. Ką svarstyklėm pasakyti apie šitą žmogų? Jūs turit eiti į dialogą su kažkuo. Kas įvyko tarp svarstyklio ir šito žmogaus? Čia jo energija. Kažkas leido išlysti savo monstrui. Kai kurių iš jūsų atveju šitas žmogus labai daug slėpė to, ką jaučia, ir tai virto labai tamsia energija. Kodėl jisai slėpė? Yra šitas žmogus jaučia didžiulę trauką, bet jisai tai slėpė. Kodėl jis slėpė? Gali būti, kad šitas žmogus buvo santykyje tuo metu, kai jūs sutiko. Aš visgi jo energiją matau kaip išorinę energiją, tai nėra jūsų energija. Gali būti. Ir tai krenta kaip vyriška energija. Ir kodėl tai svarbu svarstyklėm? Kodėl tai svarbu svarstyklėm? Ha! Tai gali būti žmogus, nuo kurio reikia atsitraukti. Kodėl? Yra kitas kelias. Nebūtinai tai... Jo. Nebūtinai... Gali būti, kad tai yra žmogus, su kuriuo tarsi yra patarimas nuraminti situaciją, galbūt eiti į dialogą, bet tas dialogas turėtų būti pradėtas ne iš jūsų pusės.
Todėl, kad gali būti, kad tai labai labai pavydus žmogus. Žiauriai nesaugiai pats jaučiasi, labai nepasitikė, galbūt gavęs per galvą gerai kažkada gyvenime ir dėl to yra tas toksai, aš žinau, kad man visi meluoja. Ir tai yra labai toksiška. Nors yra labai nuoširdus jausmai, yra labai stipri trauka visom prasmėm. Tai labai ryškiai matosi. Bet yra tas monstras, kurio jisai nepažaboja. Nėra įvaldęs, tai yra jo pamokos. Kol jis to nepadarys, toks jausmas, kad jūs būsit patraukiami iš to žmogaus kelio. Kažkas įvyks, kur jūs tiesiog negalėsit būti kartu arba ne... Ir patarimas yra, jeigu vyks kažkoks dialogas, viskas okei. Jokių čia kažkokių principų, ambicijų, aš matau, kad tai nėra reikalinga, bet turi būti labai aiškios ribos ir jūs turite judėti kitu keliu. Nes tame kitame kelyje stovi imperatorius, kuris laukia. Čia aš kalbu apie karalių. Nepaisant to, kokį statusą kas užima, tai labiau kalba eina apie energiją, apie charakterį. Imperatorius yra tas, kuris prisiima atsakomybę. Jis yra įvaldęs visus 4 elementus. Materija, ugnis, aistra, ar ne, vanduo, jausmai ir oras, mintys. Tai nebus tas vyras, kuris taškysis, draskysis, kuris žiūrės nebrandžiai į situaciją, nežinau, nenorės prisimti atsakomybės, varys ant kitų atsakomybę ar nevers kaltę ant kitų, tai ne jo elgesys. Karaliai tuo tarpu yra įvaldę tik po vieną elementą tame momente. Ir šitas žmogus krenta kaip taurių karalius, kuris labai daug jaučia moteriškai energijai. Ir kaip skeptrų karalius. Ir tai, kad skeptrų karalius krenta po mėnuliu su velniu ir šalia taurių karaliaus stovi skeptrų tūzas, kas kalba apie vyrišką energiją. Tai gali indikuoti, kad šitas žmogus nemoka pažaboti savo aistros. Jis nemoka suvaldyti savęs. Ir ta aistra gali pasireikšti kaip labai intensyvus, intimų santykiai, bet tai gali virsti į labai tamsią energiją, į labai žiaurų pavydą, į agresiją, į smurtą. Imperatorius šito, aišku, tai gali indikuoti irgi, ar ne, kad kada yra tas šešėlinis imperatorius, tai gali būti tas tironas, kuris gali apversti visus elementus vienu metu, ar ne? Bet gali būti, kad šitas žmogus jūs įskaudino kažkuo. Ką reikia žinoti apie šitą žmogų? Jo, yra kažkas, ko šitas žmogus vengia. Jis vengia atsakomybės, nenoras užaugti. Nenoras kalbėti tiesą, baimės kažkokios. Ir va tai ir yra, kada žmogus bijo kalbėti tiesą, kada žmogus, aš net nežinau, kaip tai įvardinti,
kai yra kažkokie slapukavimai, vengimas, nenoras kalbėti atvirai, tai gali atvesti prie labai toksiškų dalykų ir tai automatiškai tai užkerta kelią, vat būtent tam, ką ir kalbėjau, ar ne, apie tą elementų įvaldymą, tai užkerta kelią tam. Šitas žmogus užkerta kelią savo dieviškumui, jeigu mes kalbam apie dievišką vyrišką energiją ir apie dievišką moterišką energiją. Jis užkerta kelią šviesai, ant jo krenta velnias. Tai nereiškia, kad šitas žmogus yra blogas, tiesiog jis pasiduoda baimėms ir impulsams. Ir ką tai sako kitiems? Aš nesu saugi prie tavęs. Tai, kad aš esu sąmoninga ar ne, ir protingas, normalus žmogus, kuris nebijo kalbėti tiesą, tai nereiškia, kad tu manęs nenuskriausi. Ar ne, pasidavęs savo kažkokiam šešėliui. Jo, yra kitas žmogus. Gali būti, kad tas šešėlis yra kažkas kitas įlindo į situaciją ir atnešė šešėlį. Bet jūs einat kitu keliu. Tunelio gale laukia imperatorius. Patarimas svarstyklėms. Leisti įvykti pokyčiui. Pasitraukite nuo žmonių ir nuo situacijų, kurios bando išlaikyti status quo, stagnaciją. Mes nebe toj eroj. Mes nebe 20 amžiui, kur buvo beprotiškai svarbu išlaikyti status quo. Todėl, kad buvo daug traumuojančios istorijos ir buvo labai daug progreso, ar ne? Ir buvo privaloma kažkaip išlaikyti status quo, grąžinti viską į vėžes. Dabar mes gyvenam visai kitam amžiui. Labai daug sistemų griūva ir tai, ką mes matom, ar ne, su politiniam sistemom, su partiniam sistemom, su įvairiom institucijom, daug kas tiesiog nebetitinka mūsų poreikių. Tai tarsi tokios liekanos dinozaurai kažkokie, ar ne? Ir svarstyklėms patarimas yra pasitraukti iš ten, kur yra stagnacija, kur žmonės mano, kad jie užtikrina status quo ir užtikrina saugumą, kai tuo tarpu iš tiesų jie tiesiog stagnuoja. Ir krenta jų kokybė, krenta priimamų sprendimų kokybė. Jūs turit pasitraukti iš tokių erdvių. Tai nėra jūsų. Mylėkit visus, atleiskit, paleiskit, bet tai nereiškia, kad turit įsileisti, okay? Tai, kad mylit visą pasaulį, nereiškia, kad turit visus įsileisti. Mylėti galima ir per atstumą. Skorpionas. Tą kaladę kavos. Skorpionas. Tie, kas domitės asmeniniam konsultacijom, užeikite į svetainę www.menuliotaro.lt. Ten rasit visą informaciją apie asmeninius pokalbius, asmeninės konsultacijas, apie taro kursus, kaip susisiekti. Susisiekti su manimi galima tik vienu keliu. menuliotaro@gmail.com.
Gerai, nerašykit žinučių čia Facebook'e. Noriu, kad visa komunikacija vyktų e-mailu. Ok? Jeigu kyla klausimų, kreipkitės, atrašysiu, atsakysiu. Jeigu man parašėt ir negaunat atsakymo, tai žinokit, kad niekur nedingot. Viskas all right. Prieisiu, gausit atsakymą. Jo, ir prisijungkit prie YouTube'o. Okay? Palaikykit YouTube'o kanalą. Ten aš sėdžiu labai daug kartų per savaitę. Ir kalbam apie labai daugą. Tai man bus malonu matyti jūs tenais. Gerai, skorpionas. Skorpionas. Pyrago. Taip, reikia to pyrago. Bet ne. Aš esu toks truputį mintyse, toks truputį kankintojas savęs. Man patinka pasižiūrėti, kiek aš galiu įveikti. Kiek aš galiu emociškai, mentaliai, kiek aš galiu įveikti save. Ir kartais aš su žmonėm kalbu, tai sako, iš tavęs tai neaišku, ko tikėtis. Va, ir pyrago ne. Bet vis tiek, žinokit, per dieną paslystų šitoje vietoje. Gerai, skorpionas. Susikaupiam. Ir žiūrim, kas yra aktualus skorpionui birželio mėnesį. Kas yra aktualus skorpionui birželio mėnesį. Kur jūs lėksit, skorpionai? Kas čia yra? Atominis grybukas. Kur jūs šausit? Opa. O. Žinot, kas man dabar atėjo į galvą žiūrint į šitą kombinaciją? Buvo toks filmas su Evanu McGregoru, man atrodo. Aš dabar nepamenu. Aš nepamenu, kaip, gal taip ir vadinasi. Mano gyvenimo žuvis ar kažkas panašaus. Labai labai gražus filmas, labai toks beprotiškai gražus filmas. Ir jisai pabaigoje tą savo didžiausią žuvį sugavo. Ir ta jo žuvis buvo, man atrodo, moteris. Labai, labai, labai gražus filmas, labai daug romantikos, bet labai daug tokio ir poezijos, ir tokių, lyrinių dalykų, labai daug tokios fantastikos. Ir viskas vedė į tai, kad, kaip sugauti tą savo gyvenimo žuvį, kaip sugauti tą savo didžiausią grobį, ar ne, bet ta švelniaja prasme, ne ta medžiotoja prasme, bet ta švelniaja prasme. Ir čia, tai atrodo. Labai, labai graži žinutė. Jūs einate į didelę pergalę. Kas tai yra pergalė skorpionui? Kai kuriems iš jūsų tai yra kažkokio jūsų vidinio įsitikinimo ištrynimas. Kažkokia programa išsitrina.
Jo, ir tai atidaro labai daug durų jums. Kas tas įsitikinimas? Tai susiję su tuo, kiek jūs investuojate į situaciją. Galbūt jūs buvot, pavyzdžiui, įsitikinę, kad saitai kažkaip vyksta. Gyvenime santykiai arba saitai tiesiog kažkaip natūraliai rutuliojas. Ir ten labai kažkaip investuoti, tai nėra nei reikalo, nei ten labai reikalinga, nei... Ir ne. Ne. Jeigu tu neinvestuoji, jeigu tu nemaitini santykių saitų, jeigu tu nesakai žmonėm, kad tu juos myli, kad jie tau rūpi, tu jais nesirūpini ir tiesiog savaime natūraliai kažkaip, tai viskas taip ir lieka merdėti arba apsistato žmogus paviršutiniškai žmonėm, kuria labai paviršutiniškus banalius ryšius, saitus, santykius. Tai gali būti kažkas panašaus, gali būti, kad kažkas iš jūsų išvengėt arba išvengsit kažkokių spąstų tarsi. Kas tie spąstai, skorpionai? Žmogus, kuris labai kontroliuoja. Tai gali būti pozicija, kurioje jūs būtumėt labai kontroliuojami. Partneris, partnerė, kuris jūs labai jo, jūs traukitės arba pasitrauksit. Šiaip krenta, žinokit, kaip santykis. Aha. O kaip suprasti kontrolę? Kaip tai paaiškinti? Kas čia yra? Truputį primena santykį iš skaičiavimo. Aš dienos metu visada būnu ten, aš dėl tavęs tikrai nieko nekeisiu, gerai, o aš visada ten savaitgaliais varau ten, tai manęs nebus. Jeigu tau tinka, tada all right. Jo, man tinka ir maždaug susieina. Ir buvo įsitikinimas, tai gali būti darbo kontraktas, kuris atrodė, kad sueina krumpliaračiai. Ir kaip gerai, nes matau, kad yra daug ugnies, yra aistra arba intimų santykiai, arba yra kūrybinis potencialas. Ir kaip fainiai, aš galiu į tai investuoti. Ir ne. Tai emocijų nėra visiškai, nėra jokio emocinio pasitenkinimo, nėra jokio noro atsiverti. Kas aktyvavo pasaulį? Ai. Gali būti, kad jūs šitame visame pabudime, gali būti, kad jūs turėjot draugą arba jūsų gyvenimą grįžo kažkoks labai artimas žmogus, arba jūs sutikot kitą saitą, kitą ryšį, susipažinot su kažkuo. Ir tai buvo tai.
Ir jūs galbūt mane, aš sakau jūs, nes, tai aš čia matau vienam žmogui skirtą, bet tai gali būti, kad jūs liudijat šitą istoriją, ar ne, jūs žiūrite iš šono. Gali būti, kad jūs žinojat, kad tai yra tai, kodėl jūs nesirinkot? Maždaug ne. Čia yra nuspręsta, čia yra taip ir aš judu šitu keliu. O čia yra, aš jaučiu fainą, okei, bet ne, šito nereikia man. Ir tas kontraktas, kurį jūs buvot sudarę, šiaip labai sausas. Ir kadangi buvo dėtas taškas tame kitame saite, kuris jums buvo artimas, tai tik tais dar labiau tą dykumą išsausino. Toks jausmas, kad nutrūkusi draugystė arba nutrūkusi kažkokia veikla arba nutrūkęs kažkoks saitas, tik dar labiau pabrėžia, kokiame sausame kontrakte jūs esat arba nieko čia nėra, čia yra kasa. Čia yra tik tais kasos žurnalas, kasos aparatas, prekystalis. Nieko daugiau. Jo. Tai tikrai ne ta žuvis. Tikrai ne tai. O kas yra tai? Nes jūs einate arba jūs eisite to iš didžiosios raidės link. Kas yra tai? Kas yra tai? Čia skorpionas padarė. O kur tas žmogus yra dabar? Jo. Gali būti, kad šitoj situacijai kažkieno savanaudiškumas labai įskaudino kitą žmogų. Nežinau, noras išlaikyti komfortą. Gali būti, kad jūs nežinot, kur yra tas kitas žmogus. Arba išvyko, arba matau, kad yra migla, rūkas, jūs nematot. Ką daryti skorpionai? Ką daryti skorpionai? Kaip įdomiai. Tas kontraktas, tas saitas, tas sausas saitas, jis krenta kaip stygius. Tai gali būti požiūris, tai gali būti gyvenimo stilius, tai gali būti žmogus. Patarimas jums yra pasitraukti nuo to, nes jūs netgi ginat tokią politiką. Jūs ginat skurdą, bet ginat ta prasme ne tai, kad jūs padedat skurdą išgyvendinti, bet jūs ginat, kad tai turi teisę egzistuoti. Maždaug taip. Ginat dykumą, kur yra tuščia. Niekieno žemė. Ir visata sako, laikas yra nuo to pasitraukti, nes nuklydot nuo savo kelio. Kažkas nuklydot nuo savo kelio kažkada senai.
Ir laikas yra, yra bandoma jūs gražinti į tą jūsų kelią, bandoma yra galbūt siūsti žmonės, kurie užmaitintų jūs, kurie užkurtų jūsų variklį. Gerai skamba. Laikas yra judėti prieki. Ir leisti savo save realizuoti, arba leisti savo būti su žmonėmis, su kuriais jūs norit būti, nepaisant to, ką kiti sako, arba kaip čia jūs atrodysit, arba... Nes atrodo, kad bandymas išlaikyti tą dykumą egzistuojančią, jūs traukitės nuo savo potencialo. Jūs neįgyvendinat savęs tokio arba tokios, kokie jūs turėtumėt būti iš tiesų. Gali būti, kad jūs jaučiatės liūdnai, blogai, prastai, jaučiatės apleisti, nematomi, nes tas brangus saitas apleido jūsų gyvenimą. Galbūt tas žmogus su jumis nebekalba, nebebendrauja. Ir jūs, bandydami pateisinti savo neveiklumą, ginat savo tą būseną. Aš turiu teisę taip jaustis ir aš neketinu nieko dėl to daryti. Jūs turite teisę taip jaustis. Taip. Tai yra tiesa. Ar tai jums naudinga? Greičiausiai ne. Ir laikas yra pasitraukti nuo to priešinimosi procesams, priešinimosi kažkokiam judėjimui į priekį. Tai jūs atves. Tai jūs atves į tą kažkokį startą. Sugausit savo gyvenimo žuvį. Pažiūrėkit tą filmą, žiauriai fainas filmas. Labai man patiko. Judam toliau, šaulys. Šaulys. Kokia žinutė yra svarbi šauliui birželio mėnesiui? Kas yra svarbu šauliui birželio mėnesiui? Dialogas su kitais. Artimieji. Galbūt broliai, sesės arba vaikai. Jūs labai norit grąžinti taiką į kažkokią situaciją. Galbūt jūs esate ryšyje su skorpionu arba su svarstyklėm. Yra kažkokia situacija, kurioje jūs jaučiatės, tarsi turėtumėt labai taip pritylintai vaikščiot. Tarsi turėtume eit kampais pakampiam, kad tik jūsų nepamatytų. Aš matau konfliktą. Patarimas yra pradėti kalbėtis arba kalbėti atvirai.
kai yra kažkas nepapasakota, kažkokia istorija nutilėta, aplinkybės nutilėtos, jūs turite tai, apie tai kalbėti. Yra kvietimas apie tai kalbėti. Perspėti žmonės arba kalbėti apie tai. Emociškai atsitraukit. Jums nereikia savęs emociškai investuoti į situaciją, jūs turite tiesiog kalbėti faktus. Arba grąžinti faktus į jų vietą. Kai kurie iš jūsų labai slepiat savo prisirišimą kažkam. Tai yra negerai, žinokit. Jūs einat į konfliktą. Jūs nesat atviri, jūs meluojat. Ir meluojat ne tik savo, bet ir kitiems. Kas laukia šaulio birželį? Kažkas nepavyks. Sireną girdžiu. Yra kažkas, kas nepavyks. Ir tai nepavyks todėl, kad tai nestovi teisingumo pusėje. Tai gali būti kažkokie vidiniai jūsų dalykai, vidiniai atradimai, kuriuos jūs turit padaryti, jūs turit atskleisti, kaip yra iš tiesų, parodyti, būti tokiais, kokie esat. Nevaidinti, neapsimetinėti. Kai kuriems tai gali būti veiksmai, kurie yra neteisingi, jie nėra grįsti teisingumu. Jie yra grįsti tik tais kažkieno įsitikinimais arba kažkokiais vidiniam nuoskaudom. Ar yra dar kažkas, ką reikia pasakyti šauliui? Aha. Kažkas kitas bus įskaudintas. Jo. Dėl to reikia kalbėti atvirai. Kuo atviriau, kuo aiškiau, kuo paprasčiau, nes kažkas kitas bus įskaudintas, bet tas kitas atsities. Jūs tuo tarpu aš matau kovojant prieš teisingumą. Ir tai bus labai varginanti kova. Labai nekokia žinutė, soriukas. Soriukas, bet čia arba kažkam labai rezonuos, arba niekam nerezonuos. Jei nerezonuoja, jei netinka, tai vadinasi, ne jūsų žinutė, netemkit savęs į kitų istorijas. Kitą kartą galbūt bus jūsų. Ožiaragis. Ožiaragis. Ožiaragis, ožiaragis. Ožiaragis. Kokia žinutė ožiaragiui birželio mėnesiui? Pasimetimas. Atkreipkite dėmesį į pinigus. Žiūrėkit, atkreipkite dėmesį į pinigus. Aš matau skemą. Atsargiai, jeigu organizuojat kažką, renginį, įvykį ir renkat pinigus, užtikrinkit, kad iš visų surenkat. Jeigu
kažkas dirba prie jūsų pinigų, būkite atidus. Kas laukia ožiaragio birželio mėnesį? Tiesa. Tiesa. Jo, žygiuojat, išeinat, pabėgat, nebenorit matyti akyse. Gali būti, kad atrandat, kad visgi galbūt patys save labai skeminot, patys savimi manipuliavot. Ir ateina suvokimas, tai va, dėl ko aš neturiu to savo gyvenimo partnerio, arba štai kodėl aš niekaip nesugebu uždirbti, ar ne, kažkurioje vietoje savo meluoju, kad, tarkim, aš tiek mažai uždirbu, gyvenu nuo sąskaitos iki sąskaitos, ar ne, ir ateina koks draugas arba draugė, ar ne, gerai, sėdam, susirašom, kur tu išleidi pinigus, ar ne, ir susirašo ir mato, kad 40% tenais išlaidų eina ant visiškai nereikalingų dalykų. Ar ne? O sakei, kad mažai uždirbi. Ar ne? Bet visus mokesčius, visas būtinybės susimoki ir tau lieka dar 40% ir tos 40% tu ištaškai, išvaistai. Ar ne? Tai gali būti, kad jūs atrandat kažkokį savo skemą. Ar ne? Atrandat, kad kažkurioje vietoje patys savo meluojat. Aš neturiu partnerį, manęs niekas nežiūri, tenais aš visiškai nepatraukli ir ten tikrai manęs niekas čia nemylės, ar ne, ir maždaug ateina į pasimatymą ir sėdi lediniu veidu. Ir maždaug aiškinkis man. Tai čia dabar pasako, kas čia tu toks esi. Jo. Kažkas galbūt atrandat kitą žmogų, kuris taip skemina. Jūs manipuliuoja jumis arba kitais, įtraukia į santykį, kuriame nenorėjot būti, ar kažkas panašaus. Atrandat kažkokią paslaptį. Ir tai toks įkvėpimas šviežio oro. Nes aš dabar žinau, kodėl man tai nevyko, arba kodėl aš netekau to ar ano. Ir žinau, kur turiu eiti, kur turiu judėti. Jo, kažkas labai intensyviai keičiasi. Jeigu yra šeimos narys, kuris labai manipuliuoja kitais, tas žmogus stos ant bačkos. Yra žmogus, kuris veikia labai toksiškai. Ir jisai arba bus paviešintas, arba tai išlys kaip tiesa. Nes aš matau tą žmogų absoliučiai panikoj, nerime ir pasimetime ir nežinau, ką daryti. Jo. Jums nereikia nieko daryti. Nematau, kad jums reikėtų kažką labai intensyviai fiziškai daryti arba ten imtis kažkokių veiksmų, kad viskas būtų taip, kaip yra, viskas bus taip, kaip yra. Jūs pamatysit. Kai pamatysit, tada bus aišku, kaip turite judėti toliau. Vandenis. Kas yra svarbu, aktualu birželio mėnesį vandeniui?
Emocinis sprogimas. Wow, kiek emocijų. Čia vandenio energija. Taip. Kas iššaukė šitas emocijas? Kas vandeniui iššaukė šitas emocijas? Nusivylimas. Liūdesys. Jeigu jūs vyras vandenis, aš matau didelius pabudimus, nušvitimus ties tuo, kad apleidot, išdūrėt arba nuvylėt labai labai jums brangų žmogų. Ir yra tas emocijų antplūdis. Oh my god, aš nežinau nei ką daryti, nei kaip susitvarkyti su savim. Breakdownas visiškas. Matau skorpioną, žuvis, liūtą, šaulį. Kodėl vandenis turi tai žinoti? Kodėl vandenis turi tai žinoti? Praleista galimybė. Jūs turit nusisukti nuo kažkokio kito žmogaus, tos pačios lyties. Savanaudis materialistas. Yra kažkas savanaudis materialistas. Kaip šitas žmogus įtakojo vandenį? Jūs išgąsdino arba pakreipė neteisingą linkmę. Apgavo. Aha, jumis manipuliavo. Gali būti, kad jūs esat kažkokiam kontrakte, kuris yra labai manipuliatyvus ir įvaro jums baimės nukreiptas į pasaulį labiau. Čia kaip būtų Stokholmo sindromas, kur žmogų pagrobė, kankina ir žmogus įsimyli savo kankintoją, įsimyli savo pagrobėją. Taip smegenys nesusidoroja su skausmu, stresu ir baime, per didelis spaudimas yra. Ir tiesiog smegenys palūžta ir pasiduoda tam, kad tai yra mano gelbėtojas. Tai čia kažkas panašaus, kur esat kontrakte, kuris nėra teisingas, nėra geras, nėra šviesus ir jūs persiverčiat ir mastot, kad tai jūsų gelbėtojas ir tada labai su baime žiūrit į kitus. Turėtų būti atvirkščiai. Kas laukia vandenio birželio? Tiesa. Meilė. Meilė. Žiūrėkit, kas laukia jūsų birželio. Naujos pradžios. Tiesa, meilė, pinigai, nežinau, kas gali būti dar geriau. Viskas viename. Ok, naujos pradžios į labai ilgą ir ilgalaikį stabilumą. Taip, reikėtų sakyti. Ką reikia daryti vandeniui? Susitaikyti su tuo, galbūt, kurį nuvylėt. Norisi sakyti, išpirkti kaltes, bet gali būti, kad gausit velnių už tai, ką padarėt, arba ką pasakėt, arba, tiesiog susikirsit. Bet tas susikirtimas yra būtinas. Jums reikia šito. Nes pagal emocinį krūvį, emocinį spaudimą, kurį jūs dabar patiriat, jūs nueisit greičiausiai neteisingais keliais. Jeigu vengsit, turite eiti akistaton. Kas ten Jungas sakė? Tas urvas, ta ola tamsi, į kurią mes bijom įeiti, ir yra kelias į tai, su kuo mes turim susidurti. Ir net ta tamsa, kurios mes bijom,
tas spaudimas, kuris yra nemalonus, kurio mes vengiam, tai yra tas kelias, kuris mus atveda į tą išsilaisvinimą, į tą teisingą kelią. Ir jūs pamatysit, kad tame urve nėra monstro, niekas jūsų nepuola, galbūt gausit pliauską, nežinau, galbūt gausit velnių už kažką, bet tai bus būtent tai, kas ir pervers į tą teisingą žemišką judėjimą į priekį. Ir aš matau jūs judant į labai labai ilgalaikį stabilumą, į dūšiai teisingą kelią, į tokį visišką sulygiavimą su tiesa. Jūs esat visatai svarbus, visata jūs konkrečiai veda šitų keliu. Yra svarbu, kad jūs eitumėt šitų keliu. Nežinau kodėl, galbūt jūs turit kažkokią misiją, nežinau, mokyti kitus, padėti kitiems ir turit įveikti tą iššūkį. Okay? Birželis yra aktualus šitam visam reikalui. Tararara. Žuvys. Kas yra svarbu žuvims birželio mėnesiui? Ramybė, pusiausvyra. Į kurią jūs žiūrit įtartinai. Kodėl tai svarbu žuvims? Mentaliai įstrigot. Neleidžiat savo nulipti nuo šito viso reikalo. Sulaikot save. Kodėl žuvys neleidžia savo paleisti savęs? Nes tai reikštų, kad kažkas laimėjo, jūs varžote su kažkuo. Jo, yra kažkas, ką jūs turit permastyti, persvarstyti. Jūs labai tartinai žiūrit į objektyvumą, ramybę, pusiausvyrą. Toks truputį prisirišimas prie dramos ir noras tą dramą vilkti iš paskos. Kas laukia žuvų birželį? Gali būti, kad laukia akistata. Šaulys, vėžys, skorpionas. Galbūt reikalinga akistata laukia. Ir jūs jos nenorit, jūs jos vengiat. Kas laukia žuvų birželį? Tas ciklas toksai konfūzo, kažkokio iliuzijos pasimetimo, tai turi pasibaigti. Tai nėra tai, kas turėtų egzistuoti jūsų gyvenime, bet kokioj formoj. Ką daryti žuvims? Koks patarimas? Įnešti objektyvumą. Taip. Taip. Paprastas pokalbis, paprastas atviras pokalbis. Tai duos jums išėjimą. Jo. Paprastas atviras pokalbis, jums tai duos išėjimą, galbūt jūs labai bijo to žmogaus. Jums atrodo, kad tas žmogus jūs suvalgys, sudraskys. Bet jeigu jūs prieisit labai taip atvirai, paprastai, be jokio kažkokio, nežinau, ambicijų, principo, įžeidumo kažkokio, be didžiulio emocinio krūvio, jūs pamatysit, kaip lengvai jūs rasite išėjimą. Gali būti, kad kažką labai hiperbolizuojat, labai išpučiat, labai didinat. Viduj, mentaliai. Tai nėra realybė, tai yra jūsų baimės. Jūs valdo baimės ir jos skatina jūs užsidaryti ir neiti į atvirą pokalbį, neiti į kompromisą,
nesuprasti kito žmogaus perspektyvos. Tai yra jūsų baimių vedimas. Taip veda jūsų baimės. Patarimas yra kalbėtis atvirai. Įnešti objektyvumą, įnešti tos diplomatijos kažkokios. Tai jums padės, duos išėjimą. Šiaip panašu į vandenio žinutę. Kažkas galbūt esat saite su vandeniu. Ok, avinas. Palauk. Jeigu jūs esat vandenis ir jūs turit saitą su skorpionu, jūs žiauriai sproksit, jeigu jūs nekalbėsit tiesos ir jūs neįsit akistaton su tuo, kas svarbu, jūs sproksit ir laimės skorpionas. Aš nežinau, kodėl tai yra aktualu, bet tai dabar parėjo. Ta didžiausia gyvenimo žuvis skorpionui tai, ką kalbėjau. Čia ne visų atvejų. Jeigu jūs esat vandenis ir su skorpionu, ir ypatingai, jeigu jūs esat kažkokioje konkurencinėje aplinkoje, ta žuvis turi būti jūsų, ne skorpiono. Nežinau, kam čia ir apie ką, bet judam toliau. Avinas. Avinas. Kas yra aktualu, svarbu avinui? Sprendimas. Kas yra aktualu, svarbu avinui birželio mėnesį? Jūs svarstot tęsti ar netęsti kažką. Tęsti ar užbaigti. Ką avinas nori tęsti? O kodėl yra svarstymas tai užbaigti? Kas čia yra? Ar čia yra avinas? Ne. Jūsų erdvėje yra žmogus, kuris meluoja. Ir man atrodo, jūs tai žinot. Arba jums kažkas rodo, pasakė, parodė. Jūs vis dar nelabai norit tikėti tuo. Kodėl meluoja? Pinigai, sulaikyti pinigus, sulaikyti turtą. Sulaikyti jūsų tėkmę. Kas laukia avino birželį? Pajudėsit į priekį. Labai pozityvu ir gražu.
Jo, okei. Yra kažkas, kas nori jūs apgauti arba apgaudinėja ir tai yra susijęs su pinigais, su turtu. Birželį jūs pajudėsite į priekį ir gali būti, kad jeigu tai yra teisiškai, jūs teisiškai pajudėsite į priekį. Aš matau naują startą teisiškai, teisiniuose dalykuose. Kas yra svarbu avinui? Gali būti, kad kai kurie iš jūsų galbūt matot, kaip senka jūsų pinigai ir nelabai suprantat, kodėl jie senka. Kažkas iš jūsų esat santykėje, galbūt, kuriame jaučiatės vieniši. Ir matot, kad kitam žmogui esmė yra labiau pinigai, komfortas, ne santykis. Bet labiau aš jaučiu, kad tema yra susijusi su materialiais dalykais. Koks patarimas avinui? Koks patarimas ir rekomendacija avinui? Išlaisvinti save. Jeigu tai yra santykis, kuris yra tuščias, sausas, grįstas materialiais dalykais, paleisti save. Jeigu tai yra procesai, procedūros, verslai, veiklos, kur matot, kad senka resursai, tai nieko neduoda taip, kaip buvo planuota, jūs turit save paleisti. Aš matau, kad patarimas yra dėti tašką, kuris nebus lengvas ir tai nebus malonu, faina, prisiimti atsakomybę, įgyvendinti įsipareigojimus ir tada jūs būsit laisvi judėti prieki. Kad ir kas tai bebūtų jums kiekvienam. Tai yra tai, ką jūs turėtumėt daryti birželį. Jeigu jūs esat skyrybų kelyje, galbūt jūsų šiaip partnerė krenta, moteris, bando jūs stabdyti ir blokuoti. Dėl turto sprendimo, dėl padalinimo, dėl pinigų. Birželį jūs pajudėsit. Galbūt verta yra pasimti aukštos srities kvalifikuotą profesionalą. Aukštos kvalifikacijos. Gerai čia pavariau, ne? Jau smegenį, žinokit, atsijunginėja ties paskutiniais ženklais, aš dažnai jau pradedu atsijunginėti. Patarimas yra prisimti atsakomybę ir padaryti tai, kas reikalinga, nepaisant to, kaip tai verčia jaustis. Ar ne, kad galbūt nejauku, nepatogu, nemalonu. Gerai, jautis. Kas yra aktualu, svarbu jaučiui birželio mėnesį? Jūs laukiat kažkokios laisvės. Jo. Gali būti, kad birželio mėnesį jūs intensyviai dirbsit, kad galėtumėt eiti į tą laisvę. Nežinau, galbūt skyrybos, galbūt išeinat iš darbo, keičiat karjerą. Aš matau brestant naujas idėjas arba brestant naujus pasirinkimus, bet tarsi sulaikysit save dar kol kas. Kas yra svarbu, galbūt atkreipti dėmesį į sveikatą, susitvarkyti miego rutiną, leisti savo pailsėti. Poilsis yra be galo svarbus jums. Į kur tai veda jauti?
į jūsų nepriklausomybę. Jo, jūs labai teisingų kelių einat. Kas laukia birželį? Jop. Galbūt bus kažkokia proga, renginys, atostogų momentas. Venkit konfliktų, venkit kultivuoti konfliktišką energiją. Koks patarimas, rekomendacija jaučiui? Nesipuikuokit. Jeigu jūs turit strategiją plėsti verslą, nežinau, atidaryti naują filialą, įnešti kažkokių inovacijų, pakeisti technologijas, metodikas ar dar kažką, būkite atsargus, nes yra žmonių, kurie nenori, kad jūs tai darytumėt. Ir man atrodo, kad tie žmonės yra visai arti. Darykit tai, ką norit daryti, prisimkit atsakomybę, įsipareigojimus, kaip priklauso. Aš nemanau, kad tai jums problema, nematau to. Bet tik tais tiek, kad pasisaugokit iššūkių, nes yra kažkas, kas visai norėtų kišti pagalį iš pykius. Atsit netyčia. Oi, čia man salkūnė, ar ne? Oi, soriukas. Jo, jeigu ta idėja yra, eiti į kažkokią plėtrą, ar ne, arba į kažkokius transformaciją, pokyčius, prilaikykit tą idėją tik savo, okay, kol padarysit, nes aplinkui yra energijų, kurios truputį jūs makaluos. Yra draugais saitas kažkoks, kas norėtų jūsų dėmesio. Aha, ir skirkit. Nepamirškit. Galbūt tie žmonės yra tyloj. Jo, skirkit dėmesį. Neapleiskit. Nes gali būti, kad tiesiog pats veiksmas jūs įtraukia, arba tie žmonės, kurie atneš konfliktišką energiją, arba bandys įnešti konfliktišką energiją, atitrauks jūsų dėmesį. Bet yra kiti žmonės, kurie yra vertesni jūsų dėmesio, negu tie, kurie kultivuoja konfliktą. Okay? Ok, tai šiandien viskas. Ačiū labai visiems, kas buvot, kas žiūrėjo. Tikiuosi, tai kažką davė, galbūt tai buvo reikalinga. Jeigu tik tais klausėt ir nieko tame neatradot, nieko baisaus, galbūt kitą kartą bus jūsų žinutės. Okay? Tai ramybės, balanso visiems, geros dienos.